Kokiu būdu patekote į šitą kompaniją Yes Global? Į šitą kompaniją Yes Global patekau dėl savo turimų problemų dėl akies. Man buvo nustatyta atviro kampo glaukoma. Kreipiausi į Vilnių pas gydytoją ir vienu žodžiu, kada patikrino akių spaudimą ir tikrino akis, ar aš matau, vienu žodžiu nustatė, kad aš visai akim nebematau. Sako, jūs rimtai? Sakau, aš rimtai. Ir tada man vienu žodžiu sako, kas prarasta, tai vargu ar atsistatys. Ir ką darė tada? Ir viskas. Ir ką, išrašė vaistų ir paleido į namus. Po 3 savaičių, sako, susitiksim. Aš grįžau po 3 savaičių ir mano jau rezultatas 9 balais ėjo į gerąją pusę. O ką jūs naudojot, ką darėt? Aš vartojau taip, Kalungardą, Sunraisą, Sunsetą. O kiek laiko vartojot? O vartojau 3 savaitės, po 3 savaičių nuvykus pas gydytoją, mano rezultatai dar 9 balais į gerąją pusę. Wow. Pasislenka, vienu žodžiu. Ir aš gydytojai sakau, gydytoja, norit, aš jums pasakysiu, kad aš tą akim matau ant jūsų stalo stovintį kompą su juoda juostelė. Tas sako, jūs rimtai? Sako, rimtai. Sako, neįtikėtina. Tai būna, sako, stebuklų, žinokit. Nu ir va. Ir sako, mes tada jums skiriam operaciją. Skiria birželio mėnesio pabaigoje operaciją. Tai aš atlikau visus tyrimus jau, kas reikia vienu žodžiu. Ir tada prieš dieną, pirmadienį, jau man paskutinė darbo diena, antradienį turėjau būti Vilniui. Man tiesiog pasidarė kažkas tai negerai su sveikata, visą krėtė šaltis, pakyla temperatūra iki 39. Ir tada aš vienu žodžiu pranešiau gydytojui, kad aš negaliu atvykti, sako labai ačiū, bet turiu jūs nudžiuginti, sako, jums yra ateinantį ketvirtadienį dieną laisva ir jūsų lauksime. Aš nuvykau pas gydytoja sako, patikrina spaudimo, jeigu bus 15, sako, grįši namo. Laiminga. Jeigu daugiau, sako, spręsime. Ir tada mano buvo ta diena 17, sako, pakalbėsiu su savo gydytoja, kuri jūs prižiūri ir dar kuri priskirta operuoti. Ir vienu žodžiu man gydytoja pranešė, kad sako, tu grįžk laimingai namo, su jumis susisieks jūsų gydytoja. Ir po šią dieną aš išvengiau operacijos ir lašinu vaistus, geriu savo 3 produktus, 4 alfa B ir esu patenkinta ir dabar galiu pasakyti, kad aš jau šitą akim matau pusę akies vaizdo. Aš nemačiau, kad diena, kad naktis, kad saulė šviečia, nemačiau vakarė švaistų, o dabar aš jau pusę akies matau. Wow, sveikina Vida, sveikina, labai džiaugiamės ir linkim toliau sveikatintis ir dar geriau matyti. Dėkui už tokį nuostabų atsiliepimą.